Labas rytas iš Tailando, Ko Chang sala. Ką jūs matote dabar, tai yra kruizinis laivas 5 žvaigždučių. Ir jis yra visiškai apleistas. Čia nieko nėra, niekas nevyksta. 90 metais šitas laivas dar kursavo tarp salų. Mes dabar esame pietų Kinijos jūroje, įlankoj. Jis yra paliktas, prišvartuotas. Koks gerulis tas laivas. Monstras tiesiog. Ir kaip jį čia užvartavo, aš neįsivaizduoju. Įsmygęs jis yra į žemę. Įsmygęs tiesiog kaip įstūmė, tai ir tiesiog ir įvažiavo. Ir paliko. Tai čia 2002 metais viskas įvyko. O šiaip jisai, šitas laivas operavo 90 metais tarp Tailando, Kambodžos salų. Turbūt buvo ir Malaizijoje, ir Indonezijoje, bet dabar jis yra pamirštas ir niekam nereikalingas, kažkieno privati nuosavybė. Ojei, kokį dar vieną dalyką išgirdau. Sutikau tokią moteriškę iš Vokietijos. Eina ir sako, aš žinai, kodėl uždarė šitą viešbutį ir šitą kruizą. Nes too many people suicide. Tipo, jie jump from the roof. Ten buvo kazino, jie tipo lošdavo ir tie, kas pralošdavo, šokdavo. Bam! Ir bad luck. Bad luck. Ir mes reikia uždaryti. Ir uždarė, paliko duris net atidarytas ir visus daiktus viduj. Žodžiu, vietiniai vengia čia eiti, nes yra bloga vieta, kaip apsėsta vieta. Todėl ir apleido. Bet visai nesenai, čia prieš 2 savaitės, šitą blogą vietą atidarė turistam. Galima ateiti aplinkui, apsilankyti, bet į vidų neįleidžia. Vidų neįleidžia, nes yra privati nuosavybė. Oi, kaip karšta, dega kojos. Reikia bėgti. Taigi į Galaxy kruizinį laivą šiandien mes
šita sutikta moteriškė tokia keista. Aš taip suabejojau, ar ji čia yra turistė, ar yra viena iš tų žaidėjų iš naktinio kazino. Laivas vaiduoklis Galaxy. Ir tik naktį kazino ima vėl veikti. Sena plokštelė groja seną muziką. Savižudžių sielos renkasi prie kazino stalo, žaidžia kortomis ir moka tikrais doleriais. Parduota siela.